Man šaučiu patiktų labai. Kada nors pademonstruosiu, kaip padaryti iš morkos kubiliuką. Nebent sustiksim pragare. Ne, dangui tai. Bena, ačiū tau labai, kad tu radai laiko laidai po 4. Ačiū tau, man visuomet labai smagu čia ateiti ir pasiplėpėti. Super nuotaikos jums linki 20-metis Radio Centras. Super meilė. Aidas Manikas pristato savo sužadėtinę iš Anglijos braškių lysvės. Mes taip laižėmės, apsilaižėm ir įsinorėjom. Kada balandėliai iškels vestuves. Ir pasakiau, kad aš tave labai myliu ir padovanojau šitą gražų žiedą. Livetos ir Petro Kazlauskų atžalai Ingridai Kazlauskaitei išbandymų metas. Šou pasaulyje netyla kalbos, kad žavioji TV laidos administratorė atsigulė ant plastikos chirurgų stalo ir pasilygino veido bruožus. Žurnalui Privatu Ingridutė mušėsi į krūtinę ir tokias apkalbas neigė. Juk ji dar jauna, graži. Kam jai to reikia? Ginti dukros stojo ir Liveta. Spėjam, kad Petrelis iki šiol tokių naujienų nesuvirškina. Jis vienintelis, jis nepakartojamas, jo vardas Aidas, jo pavardė Manikas ir jis jau nebevienišas. Nejaugi, Jogaila, tikrai? O, kas toji gražuolė suvysčiusi mūsų Kauno perliuką? Niekas apie ją nieko negirdėjo, net akise neregėjo, o mūsų žiūrovai galės pirmieji išvysti. Kas toji Maniko princesė? Oi, man net sunku įsivaizduoti. Dar visai neseniai nuolatinis kaimelių dainininkas Aidas Manikas Super LT prisipažino, kad turi savo svajonių karalaitę. Ta kartą dainininkas įrodymų neturėjo, kas yra toji vienintelė. Tad beliko tik spėlioti, ar jis tik nefantazuoja. Visgi neilgai trukus, Aidas ėmė ir pasiryžo visiems atskleisti, kas toji gražuolė susukusi smegenis Kauno princui. Ir ar tikrai Manikas nusprendė vesti mylimąją? Aš vakar ją atidariau ir pasakiau, kad aš tave labai myliu ir padovanojau šitą gražų žiedą. Štai tau, kad nori. Manikas subrendo ir ketina vesti. Neklaupiu ant kelių. Kaip daug kas sako, atsiklaupiu ant kelių ir pasakiau, kad būsi mano. Tiesiog jinai yra mano. Suradęs savo antrąją puselę, Manikas dabar skrajoja padebesiais ir apie meilę kalba kaip apie aukščiausią jėgą įsibrovusią į jo širdį. Meilė yra toks dalykas, kada laižai, apsilaižai ir dar norisi. Toji princesė, sėdinti šalia Maniko, Jurgita, kurią dainininkas aptiko naršančią pačiuose braškių laukuose Anglijoje. Nulaižėmės, tai žinok, galbūt mažai to laiko laižėmės, bet apsilaižėm jau taip labai artimai, tai čia gal prieš metus kažkur buvo laiko. Tik trumputėm atostogom grįžusiai Jurgita iš Anglijos, Aidas kaip mat prispaudė prie sienos ir nusprendė visai Lietuvai parodyti, kad jis tikras vyras. Nors apie jo orientaciją dar ir dabar netyla kalbos. Žinokit, kaip pasakyti apie homoseksualumą. O pasakysiu tiesiai šviesiai. Šito mokslas neištyrė. Su žvake niekas nestovėjo. Pabrėšiu dar kartą, mano gyvenime buvo visko buvo. Ir kas mano gyvenime... Ne, nesvarbu. Maniko meilė deklaruojama Jurgitai išties pavyzdinė. Vyras į lovą kavą neša ir saldainius skaniausius perka, žodžiu, lepina savo gražuolę ir seilę varvina. Man smegenys tai visada susuktos ir susisukę. Aš visada myliu ir įsimylėjęs esu. Rodos Aidui taip galvelę apsuko Jurgita, kad dainininkas net savo albumą žada jai dedikuoti, o ir prieš kameras nesikuklina išrinktą jai savo meilę dainą išreikšti. Bučiuot, apkabint karštai, paskęst jausmu bangoj tylioj. Aido meilę neabejojame, tačiau kuo sužavėjo Jurgita ši vietinės reikšmės estrado žvaigždė, juk nuklydimų su moterimis ir ne tik būta oi kiek daug. Aš galiu iki ryto su jos sėdėti, šnekėti ir saulė būna patiko, mes dar sėdim šnekam. Suradusi Jurgita tai, ko ieškojo, ji sugebėjo pamiršti net ir dainorėlio visus klystkelius. Ką rašo, pasakoja, manęs tai nejaudina. Pasirodo, pati Maniko princesė taip pat apžavėta dainininko grožio, todėl dėl meilės ryžosi net žodžius Aido dainoms rašyti. Tik neišmokom mes kalbėti širdies raidyno kartu. Šia
Matau, kad nori. Du menininkai viename lizdelyje. Gal ir į naudą. Tik įdomu, kadagi tos vestuvės? Apie vestuves, apie vaikus, apie bambančius bambeklius dar kalbėti kol kas anksti. Aš myliu labai daug. Labai riebiai ir labai daug. Taip, kad viešpats keliai nežinomi. Tikriausiai nežinomi ir Maniko keliai, kuriuose kartu su juo klaidžioja Jurgita. Tačiau naujoji pramogų pasaulio pora vis garsiau kalba apie savo vestuves. Juk ir amžius jau, kaip sakant, spaudžia. Vaik apie savo tuos metus. Tai pasakys, kiek metų dar pagalvos, kad 50. Liaukis čia. Jeigu tai vyks ateityje, tai bus įdomu, originalu ir keista. O kol kas mums gera kartu. Keistai juoktis, keistai sėdėti, durnavoti, iki ryto blevizkas krėsti visokias, gerti raudoną vyną, kurį